Na ką, labas rytas visiems, aš šiandien su jumis sveikinuosi iš Kunigiškių. Mes visiškai spontaniškai su Artūru dieną prieš nusprendėme atvažiuoti čia į pajūrį, tiesiog kad pakeisti aplinką ir išlydėti vasarą. Tai oras irgi jau nėra vasariškas, tačiau mes šiemet jau spėjome pasimėgauti ir saulę, ir pasideginti paplūdimy, tai mes neprieštaraujam ir tokiam orui. Tai mūsų visos rytinės rutinos jau užbaigtos, tai manau neužilgo ruošiamės ir eisime pasivaikščioti. Ta prasme, aš net negaliu patikėti, kaip staigiai pasikeitė orai, nes mes su Artūru buvom apsirengę kelnes, džempus, buvom susiruošę išeiti ir tiesiog paskutinę sekundę viskas taip pasikeitė, mes šokom į savo šortus ir dabar esam štai čia. Man šiandienos vaibas prie jūros žiauriai patinka, nes aš nesu mėgėja to tokio kurortinio vaibo, žinot, kur kaista saulė, daug skėčių, visi su maudimukais, pilna žmonių. Man patinka, kai yra ramiau, toks vėsesnis, ramesnis oras ir tu gali tiesiog taip ramiai pasidėti. Tai mes nusprendėme dabar nueiti pavakarieniauti ir vakarieniausime kavinėje Bermudai, prie pat jūros, tai ten ir einame. Na ką, prasidėjo lietus ir mes tiesiog tikimės, kad jis nebus stipresnis ir stengiamės greičiau suvalgyti. Sophie. Na ką, mes jau išsičekautiname iš mūsų apartamentų ir dabar važiuosime pusryčiauti į Backstage Cafe, kuris žada tikrai daug.
štai tokius varškėčius atnešė Artūrui, atrodo labai skaniai. Ir pasižiūrėkit į mano Benediktą su rūkyta žuvim. Wow, ragaujam. Wow, žinokit, mes likome tokie sužavėti šitos vietos. Tarsi, kiek ten yra meno, kiek ten yra estetikos, kokia skani kava, koks tobulas maistas. Geriausias rytas ever. Tai, žodžiu, tikrai rekomenduojame Backstage Cafe. Aš manau, tai bus mūsų mėgstamiausia vieta Palangoje.